Jo, tai su Žilinu mes biškai pabuvom ant atsarginių suoliuko. Kūrybinės atostogas. Nu, ten visi man bando prikaišiot, kad aš čia buvau išėjęs, aš vėl grįžtu, aš niekada nebuvau išėjęs. Aš sakiau, kad aš biškai paimu pauzę, iki kol vėl ateis noras daryti tą, ką aš mėgau daryti 20 kelis metus. Tai tas noras atėjo pakankamai netikėtai, kaip ir daug dalykų ateina, ypatingai netikėtai ateina dalykai kalnuose, be vaikštant. Kažkaip kalbėjom su bičiuliu Raimondu apie lenktynės, po biški mintį gynė ir kažkaip taip su, o kodėl nepavažiavau? O tai ką, aš skolingas kam? Neskolingas. Tai vat ir atėjo tas noras pabandyti dar pavažiuoti, nes buvau pasiilgęs. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad per šitus nelenktyniavimo metus dariau daug dalykų, dėl kurių iš tikro labai džiaugiausi. Turėjau daug fizinio aktyvumo, dariau tuos dalykus, kurių niekada nesubandęs. Tai tas šiek tiek praturtino mane kaip asmenybę, šiek tiek paįdomino tą rutiną kasdieninę, bet supratau, kad norisi kažkiek tai grįžti ir prie tų šaknų ir kad norisi pabūti ten, kur buvau, sakau, didžiąją gyvenimo dalį. Ir pasidžiaugti, pamatyti, kas naujo atsirado ralio padangiai, pasidžiaugti galbūt naujais talentais, galbūt pasidalinti kažkokią patirtim ir tiek. Tai vizija tokia, būkim realistai, ar galima teikti, kad grįžtų laimėti Lietuvos ralio čempionatą, turbūt ne, nes išeidamas į tą savo reklaminį periodą, į reklaminės pauzės periodą, savo pažadėjau, kad darysiu dalykus, veiksiu dalykus, bet užtenka profesionalumo jau tam visam veiksme, nes kai atsiranda profesionalumas, tai kenčia labai daug dalykų aplinkui. Šeima ir laikas, ir asmeninis laikas, ir vaikai, ir piniginė, ir galų gale psichinė, emocinė pusiausvyrą ir būklę, nes tu įpareigotas, tu savo pasakai ir tu visiems kitiems pasakai, kad tu turi daryti maksimaliai tą ir laimėti tą ir būti greitesnis už aną ir aną. To aš nebenoriu, aš pabuvau greitesnis už tą, ką man reikėjo pabūti, aš laimėjau tiek, kiek man reikėjo laimėti, aš dabar važiuoju paprasčiausiai pasidžiaugti momentu, pasidžiaugti sekundę, sustabdyti akimirką ir turėti gerą laiką. Kada ir su kuo galima tą turėti geriau negu kad su Žilvinu. Tai su Žilvinu manau, kad dabar turėjom keletą treniruočių. Tai faktiškai nuo pirmų kilometrų jautėmės. Atrodo, kad niekada nebuvom išlipę iš tos mašinos ir suprantam vienas kitą iš pamirktelėjimo, iš pakosėjimo arba pakrenkštimo į delną. Tai tą planuojam ir daryti. Juolab, kad automobilis bus pažįstamas, automobilis bus Mitsubishi Evo 9, tas pats Nations Rally Sport, ta pati komanda. Marius sutiko, mano žinia, tikrai su susižavėjimu ir sakė, aš laukiau, žinojau, kad čia šitas momentas ateis ir pasiūlė tokias sąlygas. Aišku, kai pasakiau, kad norėtumėm grįžti, sulaukiau turbūt gal iki 10 pasiūlymų skirtingų. Atrodė, kad visi manęs laukia ir visi nori man kažką tai pasiūlyti. Bet Marius pasiūlė iš principo, sako, aš iš draugiškumo, iš to, kad mes buvom, kad mes darėm ir kad mes turėjom gerą laiką ir gerą emociją. Tai jisai man pasiūlė tą, kad aš negalėjau atsisakyti. Juolab, kad keletas bičiulių ir draugų, Mindaugas Varža, supratęs, kad grįžta pakankamai įdomus ekipažas į Lietuvos ralio trasas, iš karto pasiūlė pabandyti patestuoti jo
kūrinį, jo Hyundai VRT, kuris paliko iš principo tikrai gerus įspūdžius. Ir ilgai svarsčiau, ar nereikėtų visgi važiuoti su tuo automobiliu. Tai šiai dienai arba sezono pradžiai pasirinkom sprendimą turėti Mitsubishi su Mindaugo važiuoklė. Tai Mindaugas pasiūlė savo važiuoklę, kuri dar Mitsubishi padarys šiek tiek greitesniu, ratų amortizatorių jėga padidės ir jisai važiuos daugiau kaip tie proto automobiliai, negu kad kaip įprastas Mitsubishi, su kuriuo aš važinėti įpratęs. Tai amortizatoriai šiek tiek keisis, pati važiuoklė šiek tiek keisis, tai sakyčiau, įdomesnis Mitsubishi su šiek tiek proto elementų, kurie turėtų leisti važiuoti greičiau, ypatingai provėžose ir per tą prastesnius kelio ruožus. Tai pradžia bus tokia, pradėsim su Žilvinu jau Visagino ralyje, ralis sprintas Visagine. Dieną prieš turėsim testus. Visgi ir į sportinį automobilį įdomu įsėsti po 3 metų nebuvimo. Tai pasitestuosim Zarasuose sekančią dieną. Antra testų dalis, kurią galima pavadinti mini varžybos, tas ralis sprintas. Ir po to jau sekančios varžybos tikrasis ralio čempionato pirmas etapas Lazdijose. Tai pradžia tokia. Finišas. Turiu vizijų įvairių. Visgi nenoriu apsiženyti su Mitsubishi, visgi norėčiau pabandyti ir kažką tai kito. Gal nepabandyti, vėl pabandyti, nes nesu bandęs važiuoti, tarkim, su Mindaugo automobiliu, kuris paliko tikrai gerą įspūdį ir pasėdėjęs jame, didelio noro išlipti tikrai nerodžiau. Bet po to jau situacija taip susidėliojus ir susikloščius atsirado Mario pasiūlymas ant stalo ir jau paprasčiausiai negalėjau jo atsisakyti. Bet manau, kad sezono eigoje turėtumėm turėti kažkokių tai siurprizų, galbūt ir ralio fanam ir savo patiem. Tai galbūt tai galės būti ir R5 automobilis vienam iš etapų, gal vienam iš etapų galės būti ir Mindaugo automobilis ir matysim, kaip seksis susidraugauti su Mitsubishi, o gal, sakysiu, Mitsubishi super gerai važiuoja ir aš nenoriu nieką kitą lipti. Tai planas Lietuva, planas Lietuvos ralio čempionatas. Galbūt tas keletas etapų sprinto, kur galimai teks pabandyti kitą techniką, jeigu sugalvosim važiuoti su kažkuo kitu. Be abejo, iš karto į varžybas važiuoti turbūt, net ir nesiekiant super didelių rezultatų, turbūt šiek tiek avantūristiška. Žilvinai kalbinti buvo tiek sunku, kad šitą žinią jisai irgi išgirdo vienas iš pirmųjų, bet iš to socmedijos kanalo, ne iš manęs. Ir jis taip pats turbūt vienas iš pirmųjų parašė, kad aš jau sėdžiu mašiną, kad per daug nesiūlyk niekam. Tai manau, kad Žilvinas irgi pasiilgo to veiksmo, to jausmo, pasiilgo mūsų betarpiško bendravimo lenktynių metu ir po lenktynių, ir prieš lenktynės. Be abejo, mes niekur nebuvom išsiskyrę kaip žmonės, mes nemažai bendravom, bet to jungiamosios dalelės autoralio jos nebuvo ir jos šiek tiek trūko mum abiem. Tai šiandien be to, kad mes pavažiuosim ir be to, kad mes pasistengsim pakaifuoti, aišku, nenorėsim važiuoti lėčiausiai iš visų dalyvių ir manau, kad mes sukursim pakankamai nemažai greičio, bet prie to turbūt, kad norėsim atiduoti duoklę ralio fanam ir manau, kad tų reportažų iš lenktynių mano socialinės medijos kanaluose bus išties nemažai, per visokias prizmes, per pasiruošimo, stenogramos, važiavimo, vairavimo, lenktyniavimo, laimėjimo arba pralaimėjimo ar kažkokių skaudulių, kas iš tikro raliui yra įdomu, ralio fanam yra įdomu ir reikalinga. Ir kad pritraukti žmonės prie to sporto, tu turi turėti asmenybės ir tu turi turėti istorijas ir kuriamą turinį, kurį galima ištransliuoti pakankamai plačiai dabar su šiom socialinių tinklų galimybėm.
ir galbūt tada nereikia laukti, kol Notkus sugalvos ir po savaitės išleis tas, kas buvo savaitę atgal. Tai gaunant ir informaciją automobiliui pravažiavus greičio ruožu ir po 10 minučių jau sužinant, kaip sekėsi ekipažui arba kaip sekėsi aplink jį važiuojantiem ekipažą, manau, kad to ir trūksta. Ką dabar turi VRC transliacijos, turi live apžvalgą nuo pirmo iki paskutinio greičio ruožo ir tau žymiai patraukliau net sėdėti namie, negu kad sėdėti prie vieno posūkio lenktynių trasai. Tai Lietuvos raliui manau, kad šito ir trūksta. Komentarų po greičio ruožų finišų, galų gale greičio ruožų medžiagos, kaip įmanoma greičiau, tų aštrių, karštų momentų, kurie tikrai būna ir jų būna pas visus ekipažus. Tai manau, kad pabandysim pasidalinti ir pabandysim paįdominti ir įnešti savo indėlį į ralio populiarinimą Lietuvoje.